Sveiki! Šiandien norėjau pakalbėti apie kelias temas, kur mano pacientai klausia, kokios diagnostikos priemonės darom, kokią mediciną užsiminėjom. Ir buvo keli terminai tokie paminėti. Buvo paminėti alternatyvi medicina, holistinė medicina, funkcinė medicina. Dėl to norėjau pakalbėti ir kažkiek paaiškinti savo pacientams, ką mes darom, ko užsiminėjom. Aišku, kaip visada primenam, kad Biodetoksas tai yra sveikatingumo edukacijos centras. Mes daugiau kalbame apie kaip išsaugoti sveikatą, prevenciją, profilaktiką. Ir mes naudojame daugybę būdų tam pasiekti. Tad pradžiai paminėkim tokius metodus kaip tradicinė medicina, alternatyvi medicina. Tai yra pakankamai platus terminai. Daug nuomonių. Vieni galvoja, kad kiniečių medicina yra daugiau tradiciška, nes 3000 metų jau kaip naudota Ayurveda. Kiti kaip tik galvoja, kad mokslo ir eksperimentų ir tyrimų metu sudaryti gydymo planai yra labiau tradiciški, labiau orientuoti į moksliškumą. Ir tai vadina tradicinė medicina, daugiau priskirdami alopatinę mediciną. Aš į šitą diskusiją labai nesigilinsiu, kas senesnė ar kas labiau. Tiesiog pas mus fokusas ir pas mus dėmesys yra į tą medicinos kryptį, kuri geriausiai, efektyviausiai išsprendžia esamas problemas. Tai jeigu reikia, imsim kiniečių, jeigu reikia, važiuosim į ligoninę, pas traumatologus, kad jie padėtų, jeigu reikia, užsiimsim holistinę mediciną, bet svarbiausia, kad įvertinti, kas žmogui yra aktualu, kokia pas yra problema ir kokia medicinos rūšis, porūšis ar kryptis galėtų greičiausiai, efektyviausiai išspręsti. Ir dar tokie paminėti buvo terminai kaip funkcinė ir holistinė medicina. Jie yra pakankamai panašūs, bet tuo pačiu skiriasi. Tai 3 pagrindiniai holistinės medicinos tokie terminai. Tai reiškia fizinis lygis, emocinis, energetinis lygis ir psichosomatika, mintis, įtampos, stresai ir taip toliau. Tai mes stengiamės su holistinė medicinos požiūriu įvertinti, kuriame lygyje yra daugiausiai įtakos simptomams, lygoms. Ir nebaigiame galvoti tik tais apie fizinį lygį, kad ten kraujas silpnesnis ar, sakykime, kažkokie šlapimo tyrimai prastesni. Mes daugiau stebime, ar yra žmogus gyvenantis strese, ar yra įtampoj, ar nemiga, reiškia, įtakoja organizmo išsekimą. Tai yra 3 lygiai, gal kažkada padarysim video daugiau vien tik apie holistinę mediciną, bet šiandien reikia atsiminti, kad holistinė medicina tai labiau žmogų žiūri į fizinį, emocinį ir, reiškia, per psichosomatikos lygius. Vertinami tame problemas, simptomus, mes galime eiti į priekį ir spręsti tam tikros sveikatos problemas. Funkcinė medicina yra kažkas panašaus, bet šiek tiek skiriasi ir daugiau skiriasi tuom, kad tai yra fiziologinių ir biologinių sistemų, reiškia, sistema, kur mes žiūrime nukrypimus nuo normos. Yra, sakykime, kažkoks standartas, etalonas sveikų žmonių, kokia turėtų būti fiziologija, biologinių sistemų darbas, ir yra nukrypimai nuo normos ir ieškome būtent tikrasias simptomų sukėlimo priežastis. Tikrasias priežastis, ar tai jos būtų fiziniam kūne, ar tai emociniam kūne, bet stengiamės suradę priežastis, jas įveikti bei atstatyti fiziologinių bei biologinių sistemų darnų darbą. Kai atsistato, reiškia, homeostazė, kai atsistato balansas, kai visos sistemos, reiškia, ir eliminacijos, ir kraujotakos, ir inervacijos sistemos kartu dirba, tai mes ir turim bendrą vaizdą, kai ir susireguliuoja ir fizinis kūnas, ir emocinis, energetinis, ir, reiškia, dvasiniai, mentaliniai kūnai. Tai gan plati tema, daug galima šnekėti, bet pradžiai reikia žinoti tokios pagrindinės kryptis, kur mes čia pakalbėjome. Ir mintis tokia, kad mes neužsifiksuojam, ar tokia medicina geriau,
ar anokie geriau, žiūrim individualiai į žmogaus problemas, simptomus, klinikinius priežastis ir stengiame kuo greičiau ir efektyviau juos įveikti. Ačiū už dėmesį, šiandien tiek.